Tai turim šiek tiek geometrinės progresijos. 700 pratime prašo surasti B7, tai yra 7 progresijos narį, kai duotas pirmasis ir kai duotas Q. Tai naudojant šitą formulę B7 bus lygu pirmasis narys, 1/9 padauginta iš daugiklio, kuris yra -3. Ir mes turim jį, jeigu mes padauginsim vieną kartą, tai mums duos antrąjį narį. Jeigu padauginsime 2 kartus trečiąjį narį, tai tam, kad surasti 7, mes turim dauginti kartu mažiau. Tai 7 minus 1. Tiesiog sustatom į formulę, gaunam, kad 1/9 padauginta iš -3 pakelta 6. Jeigu keliam lyginių laipsnių, minusas dingsta, tai galiu suskaičiuoti, kad 9 yra tas pats, kas 3 kvadratu, tai 3 kvadratu vietoj 9 ir 3 šeštuoju, 6 minus 2 tai laipsniai atsijama, gaunam 3 pakelta 4, kas yra 3 kvadratu 9, 801. Čia 70B. Sekančiam prašo surasti geometrijos progresijos vardiklį ir n-tąjį narį, kai pirmieji 2 progresijos nariai yra duoti. Taip, tai 71 vėlgi bus B. Jeigu duoti 2 pirmieji nariai, tai tiesiog surašau jos -20 minus 10 sekantis. Geometrijos progresijoje ką reikia daryti, mums surasti daugiklį, iš ko reikia dauginti. Tai tam, kad gauti nuo -20 iki -10, mes turim padauginti iš 1/2. Tada turint jau tas 1/2 yra mūsų Q, tai mūsų n-tasis narys bus Bn, kad bendrai, kad surasti n-tąjį narį, tai reikės mums imti pirmąjį narį, kas yra -20, padauginti iš 1/2 ir n minus 1. Tai n minus 1 kartų, kadangi tam, kad gauti pirmąjį narį, mums jau nereikia dauginti. Čia 71 B. Tada sekantis 702B. Duotas yra 6 narys ir duotas mūsų daugiklis. Tai vėlgi lygiai tas pats formulės naudojimas. Tai B6 narys. B6 yra mūsų pirmasis narys, ko aš nežinau, aš galiu pasižymėti B1. B6 duotas, aš iš karto vietoj B6 galiu įsistatyti kaip -10. Ir susidaryti -10, 6 narys yra lygus mūsų B1, kurio aš nežinau, bet duotas, kad mūsų daugiklis yra 0,1, tai 0,1. Ir tam, kad gauti 6 narį, mes turim pakelti n-6 minus 1 kartą. Tai mes turim padauginti 5. Kadangi 6 minus 1 bus 5. Ir iš to išsireiškime, iš šios lygties išsireiškime, kad mūsų B pirmasis narys bus lygus -10 padalinta iš 0,1 pakelta 5. Tai tiesiog įsistatau -10 padalinta iš
0,1 pakelta 5 laipsniu. Jeigu noriu, galiu naudoti laipsnių savybę, tai 0,1 yra tas pats, kas 10 pakelta -1, tai galiu visą tai pasikeisti kaip -10 padalinta iš 10 pakelta -5. Ir pagal nutilimą, jeigu nėra jokio laipsnio, mes skaitome kaip pakelta 1 ir mūsų atsakymas bus tada 1 -10. Vėl to minusų į skliaustelius nededu, kadangi jisai lieka prie skliaustelius. Ir tiesiog reikia susitvarkyti su laipsnis. Tai 1 -5 gauname 1 -5. Minusas su minus padaro pliusą ir tiesiog -10 pakelta 6 arba -1 000 000. Ir paskutinis 703, vėlgi B padarysiu. Tai 703 B. Duota pirmasis narys ir ketvirtasis narys. Tai tam, kad gauti ketvirtąjį narį, aš tiesiog surašysiu, kad B ketvirtasis bus lygus B pirmasis, vėlgi tą pačią formulę naudoju. B pirmasis padauginta iš Q ir jeigu įstatysiu formulę į vietoje N4, tai bus 4 - 1, tai man reikės tą Q pakelti kubu. Susistatau, kas duota, tai vietoj B4 statau -135 lygų, vietoj B1 statau -5, tai -5 padauginta iš Q trečiuoju, padalinu abi dvi pusės iš -5, tai dalinu abi dvi pusės iš -5. Kiek čia gausiu? 27, man atrodo, tai gausiu 27. Jeigu padalinu abi dvi pusės iš -5, gaunu, kad 27 yra lygų Q pakelta trečiuoju ir ištraukus kubinę šaknį, Q gaunasi 3. Tai kubinė šaknis iš 27 lieka 3. Ką reikia prašyti? Geometrinės progresijos vardiklį. Ir viskas galiu dar rašyti, kokia yra tada formulė antrojo nario. Tai antrojo nario formulė bus Bn kaip minus, kas lygu, -5 padauginta iš Q, kas yra 3, tas vardiklis, ir keliam N -1.